Socialiniuose tinkluose paviešintas naujas vaizdo klipas, kuriame užfiksuotos Vilniaus miesto odontologijos klinikoje saldumynais vaikus bandžiusios įvilioti į savo spastus sesės mikrobės, karį ir bakteriją, vėliau staigiai pasišalinusios iš įvykio vietos. Turimais duomenimis, šios iš pirmo žvilgsnio nepavojingai atrodančios būtybės pirmą kartą aptiktos 1949 metais Norvegijoje, berniuko vardu Jonas burnoje. Nusikaltimo motyvai, kaip teigia ekspertai, yra karį ir bakterijos gyvenamosios vietos paieška dantų nesivalančių vaikų tarpe, kadangi sugedę dantis yra pati tinkamiausia terpė šių mikrobų dauginimuisi. Odontologams stojus ginti vaikų, mieste prasidėjo įnirtingos gaudynės. Įtariamosios jų metu dangstėsi kyšininkavimu, papirkinėjimu ir svetimo turto pasisavinimu. Nors ir buvo ribojamos jų judėjimo galimybės, spaudžiamos į kampą sesės sugebėjo pasprukti. Gaudynių metu niekas nenukentėjo, nusikaltimo aplinkybės tyriamos. Remiantis patikimais šaltiniais, karį ir bakterija neužilgo pasirodys Lietuvos teatruose, todėl visi yra kviečiami išreikšti savo pilietiškumą bei neabejingumą Lietuvos vaikų gerovės užtikrinimui, stojant akistaton su šiomis mikrobėmis. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje ticketpro.lt bei socialinio tinklalapio Facebook profiliuose Karį ir bakterija bei Jaunimo miuziklo teatras. Ačiū, kad žiūrėjote, vėliau sporto naujienos ir orų prognozė. Dantislavas Plombys, Jaunimo miuziklo teatro žinios, Vilnius.